Laba diena. Visi mano draugai, pažįstami ir giminaičiai, šeimos nariai ir tam tikri mano priešai. Tie, kurie manęs nemėgsta, tie, kurie galvoja, kad sakau, aš visą laiką tik tai tiesą. Ne, iš tikrųjų esu, kaip sakant, melagis. Labai mėgdavau vaidinti, labai mėgdavau kitus iš tikrųjų manipuliuoti, erzinti, jų protus apsukti. Norėjau visą laiką būti tas, kurį galėtų matyti kaip tam tikrą žmogų, kuris galėtų turėti tam tikrą individualybę. Pavyzdžiui, jeigu mes imame kaip boksininkus, tam tikrus kovų menų specialistus, kai mes žiūrime į plaukikus, kaip mes žiūrime į dviratininkus, kaip mes žiūrime į tam tikrus mūsų šių laikų mini dievukus. Taip ir aš norėjau toks būti. Norėjau būti sprinteris, norėjau būti greičiausias žmogus žemėje. Tai nėra blogi norai turėti individualybę, kai mes suprantame, kad mūsų rankose ir kišenėse yra po vieną telefoniuką, po vieną numeriuką. Ir tai mums duoda suprasti, kad mes esame tam tikri egoistai. Bet žinai, visame kame yra daug gėrio, visame kame yra labai daug blogio. Bet jeigu mes pabandytume tiesiog sujungti juos abudu ir gautume tam tikras vidutinybės, kurios atspindėtų tiek mūsų nuskurdusius dvasiškai ir visokiais kitais dalykais finansiškai ir žmogiškąją prasme žmonės, ir sujungtume juos kartu su tais, kurie visada stovėjo virš mūsų aukštai ir galėjo mumis teisti už bet ką, kaip tik panorėję tikrai. Žinau tiek, kad įstatymai ir tam tikri mūsų įsipareigojimai mums suteikia galimybę eiti per gyvenimą labai paprastai. Bet jeigu mūsų ego, mūsų individualybės samprata išaukštinama aukščiau negu kitų, mes visada būsime nuleisti tų žmonių, kurie niekada net nebandė daryti tai, ką darė sportininkai. Tarkime, mes galime sakyti, kad mes sportuojame, mes darome, stengiamės ir mums visada viskas gaunasi. Bet jeigu mes persistengiame, mes pernelyg aukštai pakeliame galvą, galų gale vis tiek ta galva nukrenta. Tokia jau yra ta paprastybė. Taigi būtume geriau ir būkime geriau. Vidutinybės, paprasti, nieko neišsiskiriantis individai. Pavyzdžiui, jeigu perlipčiau tam tikras proto suvokimo ir kūno tvirtumo ribas, tada mes galėtume ir aš galėčiau tiesiog įtikinti visus, ne tik save, bet ir aplinkinius, kad galime gyventi tikrai naudingiau, stipriau ir nelaukti senatvės, o mėgautis jaunystė, mėgautis tuo, ką mums davė gamta. Bet kadangi buvau jaunas, labai, kaip ten sakoma, traumuotas, dėl to visada ieškojau to, ką galėčiau pakeisti. Tai reiškia traumą įteikti, išversti į tam tikrą gijimo procesą. Ir man galų gale tai pavyksta. Bet žinau tiek, kad žmonių šnekos, žmonių tam tikri įsivaizdavimai ir norai prasilenkia su mano sapnais, mano faktais. Dėl to labai sunkiai pergyvenantis savo gerklės stygas, aš galų gale iš tikrųjų savo labai pakenkiau. Ir žinau tiek, kad visada jaučiausi, lyg būčiau po padidinimu stiklo. Tik niekada nesupratau, kodėl. Esu paprastas vidutinybė
išaukštinantis žmogus. Lik atrodytų, kad jeigu šiandien sninga, tai kaltas tik aš dėl to. Jeigu šiandien lyja, tai kaltas tik aš dėl to. Jeigu šiandien yra tyla ir ramybė, tai ir vėl kaltas lieku aš. Nes kaltės jausmas, kaip ir bėgiojimas nuo vienos temos ant kitos, mumis paverčia tikrai nesusikaupusius, nesusikoncentravusius asmenis. Todėl jeigu pagalvotume vieną dalyką, mes turime iš tikrųjų 21 pirštą. Ir tik vienas pirštas mūsų, jisai yra pats labiausiai išsišokantis, labiausiai norintis save parodyti. Lyg turėtume likusius 20 pirštų, kad jie tiesiog rodytų čia. Žiūrėkite, čia viso mano galia. Bet iš tikrųjų yra kitaip. Esmė yra paprastume. Tai reiškia, kad viskas susideda čia. Kūne. Visa esybė yra čia. Ir viską, ką sudėsime čia, nesvarbu ar tai yra gerai ar blogai, visada būsime teisiami tik tai, ką padarys mūsų kūnas. Ir likusieji 20 pirštų. Taigi mes gyvename paprastame pasaulyje, 21 amžiuje, kai atrodo, jau turėtume lipti į tam tikrą taikos, Budos ir pranašų tų vadinamų gyvenimą. Ir tai yra tiesa, kad ir kokia jin būtų absurdiška, bet galime sujungti savo gyvenimus su kitų gyvenimais ir staiga lik vienas mirksnis, vienas mūsų tamsos įvykis ir mes jau visi esame tame pačiame pasaulyje. Tik tada visada prisiminkite, jeigu stovi vietoje, guli vietoje ar sėdi vietoje, visada prisiminkit tai, kad aplink jūs visada suksis tam tikra aureolė žmonių, kurie jumis palaikys ir nekęs tuo pačiu metu. Tik tai vienintelis dalykas, ar mes tenksimės pakelti save aukščiau ir sakyti, mylėkite mane, nes aš jumis mylėjau. Arba nusileisime žemyn ir sakysime, nekęskite manęs, nes aš jūs myliu. Ir tai yra sunku, tai yra praktiškai neįmanoma, bet jeigu paprasčiausių esminių principų suprastume, kad jeigu mes turime tai, ką sukūrė mums, tai kamera, telefoniukas, įrašymas, mikrofonas, vaizdas, iliuzija, tada galime paprasčiau ir lengviau egzistuoti. Tik tai tuo atveju, jeigu gauname palaikymą. Jeigu mes esame atsiskyrę nuo kitų, taigi tikėkitės, kad jomis peiks. Pavyzdžiui, jeigu aš tikrai nekraipyčiau akių ir žiūrėčiau tiesiai ir sakyčiau, ką galvoju iš tikrųjų, jūsų smegenys tiesiog nebesuprastų ir tikrai palaikytų mane kvailiu. Tai yra neįmanoma, tai yra absurdiška, tai yra tiesiog netinkama. Nes visi žinome, kad ta istorija apie liūtą ir gazelę iš tikrųjų yra tikra. Nes visada, supraskite, gazelė žvalgos visada aplinkui ir niekada negali sustoti, nes žino, kad tai gali būti paskutinis sustojimas jų gyvenime. O liūtas, kuris visada taikosi ir žiūri priekyje ir ieško grobio, irgi žino, kad praktiškai niekada negali sustoti, nes jo instinktai jam duoda suprasti, kad tai, ką jis padarys savo dantimis, savo nagais,
jisai tik tai galės perteikti tam tikrą savo agresiją į skrandį. Tai yra gyvuliškas instinktas. Bet mes kaip žmonės galime suprasti, kad instinktyviai mes galime tai kontroliuoti. Ir tai parodo mums sportas. Dėl to neatsisakykite savo agresijos, neatsakykite savo pykčių, neatsisakykite savo vidinių gyvuliškų instinktų. Bet visada prisiminkite, kad gyvename 21 amžiuje, kur viskas sprendžiama burna, akimis ir garsais. Ir galų gale mūsų perskeltom smegenim dviejais protais. Jeigu mes nusileisime žemiau ar pakilsime aukščiau, tai nieko mums neduos. Bet jeigu mes stabiliai laikysimės tam tikro principo, kaip tiesiog savaiminio suvokimo, kodėl mes esame spiralinėme pasaulyje, tada mes galėsime perteikti tam tikrą judesį į tam tikrą mūsų grobio sugavimą. Nes mums rankos duotos, kad kurti, kojos duotos, kad pranešti, o tas vienas pirštas, kuriame telpa beje 20 nuostabių dalykų, kaip 10 Dievo įsakymų ir 10 velnio prietarų. Čia telpa tik tai tiek, kiek mes galime ant savo kupros panešti. Taigi, tyla yra svarbiau negu garsai. Bet garsai mums leidžia tekėti kaip vandenį per gyvenimą labai solidžiai ir tvarkingai. O tyla mums pražudo ir leidžia suprasti, kad turime vieną gyvenimą, kurį privalome išnaudoti tikrai labai tiksliai. Taigi, esame čia ir dabar esame tarp žmonių, kurių iš tikrųjų niekada aplinkui neturėjome. Jeigu visiems kažkam ir kažkuriem atrodo, kad susitikimai tam tikromis akimirkomis, netikėti, planuoti, ar dar kažkokie, kaip ten sakoma, reikalingi mūsų dvasinių gyvenimų susijungimai yra svarbus, tai tada aš galiu pasakyti, kad mano buvimas vienatvėje irgi yra svarbus. Ir taip yra kuriama dualybė. Yin-jangas jis vadiname tai. Lyg klaidą padaryčiau vien apie tai pagalvojęs. Taigi, nedarykime klaidų, darykime tik tai protingus sprendimus į ateitį. Nes jeigu mes mėtysimės nuo vieno prie kito, mes galų gale tikrai pasimesime. Bet jeigu mes žiūrėsime tiesiai ir tik prisiminsime, kas buvo atgalios, tikrai suvoksime, kad aš savo gyvenimą paaukojau šiaip savo. Aš savo gyvenimą ir savo kūną atidaviau už dyką. Aš savo protą uždariau ten, kur visi kiti norėjo tai padaryti. Aš savo širdį atidaviau ne ten, kur reikia. Aš savo orą švaiščiau be reikalo. O tą deguonį tiesiog naudojau tam, kad tobulėčiau. Taigi tik tai pozityvo randame viename dalyke. Kad badavau ilgai,
o maistą vertinau tikrai. Ir parsidaviau už kelis gabaliukus duonos. Ir galų gale parsidaviau už vieną paplotėlį, kurį laikau rankoje dabar. Pavyzdžiui, jeigu aš nebūčiau niekada domėjęsis tam tikrą religiją, aš nešnekėčiau tokiom frazėm, nes iš tikrųjų ne man apie tai šnekėti. Man svarbu, kad turėčiau dabartį ir galėčiau judėti į ateitį. Ir svarbiausia, kad mano praeitis nuplovė mane taip stipriai, kad dabartį aš tiesiog negalėjau stebėti. O dar geriau, kad jeigu žmonės yra siekiami įvairiausių kitų asmenybių, tai yra labai gerai. Nuostabu, kad jūs turite daug draugų, pažįstamų ir palaikytojų. Bet aš supratau, kad aš turiu labai daug tų vadinamų manęs nemėgstančių asmenybių, bet turiu labai stiprių, labai galingų sekiotojų, persekiotojų. Tie, kurie dirba institucijose, gauna už tai algas, kad vien galėtų patvirtinti, kad man ne pyragai šviečia. Bet ir gerai. Aš nenoriu nei sausainių, nei saldainių. Aš niekada nesakysiu, ko noriu. Aš visada teiksiu, ko aš nenoriu ir ko man nereikia. Todėl jeigu jums nepatinka šitas negatyvus mano mąstymas, tai labai atsiprašau. O vaidyba manyje tiesiog dega viduje. Ir aš negaliu susilaikyti. Drebu, kaip noriu, dar kartą ką nors suvaidinti. Bet, taigi, šių laikų vaidyba bando mums pertikti, kad tai yra tikrovė. Ir tada pamatome, kad visas gyvenimas iš tikrųjų yra beprasmis. Ir tik skaičiai belieka mūsų galvose, kad galėtume išgyventi. Pavyzdžiui, žiūrėdamas į save, aš niekada nesijaučiau labai gerai. Nes tai yra labai keista. Kaip galiu šnekėti su savim, o galų gale atiduoti žmonėm savo laiką. O galų gale atiduoti laiką, kad tipo prisiminti save jaunystėj, nes niekamgi nerūpi, kaip kiti gyvena. Visiems rūpi tik tie, kurie labai labai gerai gyvena. Taigi, vėl eilinį kartą pasikartosiu, galbūt, kad buvau apgautas, buvau išdurtas, buvau manipuliuotas, ant manęs pilama propaganda buvo stipriai. Dauguma žmonių jau buvo įsitikinę, kad mane palaidos skausme ir kančioje. Ir tiek daug metų tai vyko, tai aš galiu pasakyti, kad toj šalyje nemačiau laisvės. Šitoje šalyje aš nemačiau gerovės, šitoje šalyje aš nemačiau saugumo ir šitoje šalyje tikrai jaučiausi kaip koks bjaurus, nerandantis savo vietos. Lyg atrodo, kad visą gyvenimą, 31 metus, aš buvau apsuptas labai nepatogių, labai šlykščių žmonių. Bet visada žinojote ir visada žinojau aš. Taip, aš mėgstu šypsotis, bet mano šypsena tapo tokia pikta, tokia šlykšti, nes galiu padėkoti rusam, europiečiam, kad
Mano gyvenimas virto skurdumo ir kančios įrodymu. Nežinau, kaip taip atsitiko, nes tikrai ne apie tai galvojau. Galvojau, kaip galėsiu bendrauti su žmonėm, kaip galėsiu jiems padėti tuose eilinėse, paprastuose, fiziniuose aktyvumuose. Galvojau, kaip pats patobulėti, kad parodyti, kad net ir tie, kurie pradėjo vėlai savo kūnų domėtis, net ir tie gali rasti savyje jėgų ir naujovių ir atsistatyti save taip stipriai, kad jūs suprasite, kad viskas yra ne galvoje. O viskas, ką dedame į burną, tai yra tiesa. Ir viską, ką mes matome, yra maždaug iliuzija. O viskas, ką mes girdime, yra tiesiog kitų gyvenimai. O viską, ką mes atiduodame, yra jau praeitis. Todėl sveikinu visus su artėjančių kalėdų proga ir linkiu jums visiems džiaugtis, mylėti ir kuo daugiau, kaip sakant, savį apturėti ir nepamiršti, kad dovanos yra dovanojamos. O senis šaltis yra tai tiesiog teorema apie žmoniją ir jos nenustojantį šventimą, kad mes vis dar gyvi, netgi po siaubingiausių žmonijos įvykių. Taigi, džiaukimės ir skleiskime meilę. Nekentėkime. Neliūdėkime. O tiesiog supraskime vieną paprastą dalyką. Kad šie metai vieniem buvo geriausi gyvenimo metai, o kitiem tai buvo prasčiausias gyvenimo laikotarpis. Taigi, randame vidutinybę, vidutinį tą taškelį, kuris balansuoja visą laiką. Ir kaip širdies ritmas, judėkime, judėkime, judėkime.